Labas, draugai. Grįžau po ilgos pertraukos. Klausit, kur buvau dingęs, tai sirgau, žodžiu, buvo sloga, kosulys užpuolęs, matyt vaikai iš darželio atnešė. Žodžiu, dar biški sloga yra, bet jau savijauta gerėja, tai pradedu ir vėl treniruotės. Šiandien bandysiu tokią treniruotę, kol sirgau. Domėjausi, ką siūlo Garminas, mano laikrodis, tai yra tokia intervalinė treniruotė, tai jisai siūlo šiandienai 8 km prabėgti. Reiškia, 1 km pirmoji zonoj, 1 km pirmoji zonoj pulso, po to antra zona, man atrodo 2 km, 2 km trečia zona, po to ir vėl antra zona 2 km. Ir paskutinis 1 km atsigavimui ir vėl pirmoji zonoj pulso. Na tai trumpai tariant, bėgsim šiandien pagal pulsą, stebėsiu kaip jisai po pertraukos, kas iš vis pasikeitė pas mane. Tai tokie reikalai, tiek žinių. Pradėsiu dabar mankštą, padarysiu geresnį mankštą, nes ilgai manęs nebuvo, raumenys jau turbūt atprato nuo fizinio krūvio, tai prasimankštinsiu gerai ir startuosiu. Tai va, žodžiu, mankšta baigta, nusistatysiu laikrodį, užsirišiu stipriau batelius ir pradėsim bėgti. Labai lėtų tempų, vos vilkausi, žodžiu, tokiu tempu galima eiti. Tai 1 kilometras bus toks. Žodžiu, aš einu, o pas mane pulsas yra antroji zonai. Tai arba čia sugrybavęs laikrodis kažką man pasiūlė ne tai, arba aš nežinau, arba pas mane šiaip padidėjęs pulsas yra. Ir neįsivaizduoju, kame čia reikalas ir kur čia problema. Nu, aš einu dabar, 1 kilometrą eisiu. Po to pažiūrėsim, kai bus 2 ir 3 zona. Nu, šiandien va taip va, vis einu ir vis 2 zona yra ir ta 2 zona įpusėjusi, netgi čiut gazų duosiu ir bus jau 3 zona. Tai manau, gal daryti 3, 4, o ne 2, 4, nes čia visiška nesąmonė. Aš net nepradėsiu šiandien bėgti. 8 km taip ir paeisiu tik tai. Gerai, startuoju dabar. 2 etapas. Tai 3 zona, 2 km. Arba čia ta nesąmonė po pertraukos ilgos, nes nežinau, čia pradedu bėgti ir jau 100 šiam šūdas, žodžiu, kažkoks tai. Labai įdomus maršrutas. Po tiltu, iškart po tiltu, čia garsai kokie, eik tu savo. Žodžiu, aš judu į apačią, o pulsas pas mane 157. Nu tai čia yra 3 zona, o aš vos bėgu. Labai gražu, matosi jau biški pavasaris toks, nors ir balta biški, bet jau šilta, vakar saulutė buvo, gražu. Tokį štai pakilimą turim. Nežinau, čia pulsas mano tai užkils iki dangaus. Beje, jau dabar yra 107 kilom į kalną. Tempas 8,55, o pulsas 1,7, 1,72. Nu, nežinau, kas čia yra. Aš jaučiu, kad čia yra po ligos.
Dėl to toks pulsas, nes kūnas, raumenys, plaučiai atsipalaidavo ir pamiršo, kas tai reiškia bėgioti. Nusukau nuo keliuko, iš tikrųjų nežinau, kur jisai veda. Labai čia gražu, bet jau žinau, kur aš. 200 metrus pabėgau į priekį ir jau žinau šitą vietą. Draugai pastoviai į viršų, pulsas iki 1,8 pakyla. Manau, reikia stabdyti arklius ir kokį 100 metrų prasieiti, nes iš to nieko gero nebus. Pagerėjo pulsas, nukrito iki 3 zonos, 133 dabar yra, tai aš lėtai pradėjau bėgti. Kadangi čia po ligos, aš manau, dėl to šitas pulsas toksai užkilęs, tai bėgu lėtai, nelabai žiūriu į rezultatą, kas bus, tas bus. Pulsas tai visiškas pievas. Žodžiu, 170, prabėgau 200 metrų ir nuo 133 iki 170 pakilo. Tempas yra nesąmonė, 7,2, 7,10, kažkas tokio. Nežinau. Bėgu toliau. Aš jaučiuosi tai gerai. Viskas su manim tvarkoja, savijauta labai puikiai. Labai gražu, fainas kelias. Slidu tikrai, nes pliusas lauke, sniegas tirpsta, kadangi tirpsta, tai slidus, nes yra biški apledėjus tokių vietų. Tai jeigu bėgat, tai bėkit atsargiai. Ten už manęs matot dujotekį, visur ženklai, kad pavojinga, aukštus slėgiai, dujotekis, atsargiai ir taip toliau. Aš čia su mašina esu važinėjęs, bet su dviračiu arba pešiom tai nesu buvęs čia. Šiaip labai graži vieta. Valio, po šito šuolio grįžau į norimą zoną. Laikrodis pasakė, kad aš dabar trečioj zonai, tai gerėja situacija. Nors jinai gerėja dėl to, kad aš įrašinėjau daug kadrų visokių ir stabdžiau. Tai pradėsiu normaliai bėgti, nestabdyti ir grįšiu į 170 jaučiu. Biotulikas yra vidury miško. Labai gerai, galima, jeigu užsinorėjo, galima apsistoti minutį, 2. O šiaip dėl tuliko tai juokauju, kas išmeta taip statybinės atlikas arba ten dar kažką, tai mano vaikai pasakytų, labai negeras. Ten už manęs tas kalniukas, kur bėgau, galvojau, kad mirsiu, tai dabar jau tai neatrodo toks labai kietas. Grįžtu iki Pervaliniškių. Dabar, nežinau, pabandysiu iki televizijos bokštų bėgti, jeigu ten keliukas kažkoks yra. Ir tada iš ten nusileisiu prie Maksimos tikriausiai, Lazdynuose ir namo. Pulsas kaip visada 168, 170. Artėjau prie televizijos bokšto, tai užkilsiu į tą kalniuką ir leisiu žemyn į Lazdynus. Labai slidus sniegas, sunku į kalną bėgti, nes slysta kojas labai. Nu ką, televizijos bokštas, o pas mane tuo tarpu jau 6,5 km
ir pulsas 1,76 iki 1,8 buvo užkilęs, kai kilau. Liko paskutinis kilometras, tas lėčiausias, kur turėčiau eiti, bet kadangi ir taip judu labai lėtai, tempas yra 7-8 šitose vietose, tai prabėgsiu jį, nes visiškai nepavargęs, kvėpavimas geras, tai nematau prasmės eiti. Kažkaip tai atrodo, kad normalizavosi pulsas 1,55, 1,57 šitoje vietoje stovi, aukščiau neėda, tai nežinau, gal čia ženklas, kad tiesiog atpratęs buvo kūnas mano nuo treniruočių ir dabar pamažu pripranta ir vėl. Nu ką, baigiau treniruotę, 8 kilometrai, ten valandą maždaug laiko užėmė, o su pulsais, su tempu tai ne kažką, žinokit. Manau, kad čia yra dėl ligos mano. Tai žodžiu, va, atėjau į vietą, dabar trumpai prasimankštinsiu ir apžvelgsim tą nesąmonę, kuri šiandien įvyko. Žodžiu, tai jaučiuosi labai gerai aš. Kvėpavimas irgi labai gerai, pastoviai maždaug toks pats. Tai nėra ką ir sakyt. Čia matyt nuo to, kad pusantros savaitės nebuvo jokių treniruočių ir šiaip gan ramiai leidau laiką ant sofos. Tai žodžiu, va taip buvo ir įvyko. Nu, bus matyt kitos treniruotėse. Aš lankiau kažkada sportinį gimnastiką, tai mano treneris sakydavo, po savaitės pertraukos reikia 2 savaičių, kad grįžti į tą pačią kondiciją, kur buvo prieš tai. Tai matysim, ar tai tiesa ar ne. Nors iš vaikystės atsimenu, kad jo, tai tiesa, ypač su špagatu kažkokiu. Tai va, tai gerai, tai šiam kartui tiek. Nelabai gera treniruotė gavosi, bet po pertraukos kažkas turėjo įvykti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su manim. Sorry dėl tos pertraukos. Spauskit laikus, rašykit komentarus. Ačiū, kad buvot ir būnat su manim. Iki kito karto. Ate.